Labas vakaras visiems. Labai dėkoju, kad šį vakarą susirinkote paklausyti apie sveikatinimąsi, kodėl jisai mums reikalingas ir kaip mes galime savo padėti, kitiems padėti ir taip toliau. Kai kas jau esate girdėję M-International kompaniją, Lietuvoje jinai nėra dar labai stipriai žinoma, visoje Europoje irgi, už tai, kad šitos kompanijos kelias dar tik po truputį juda į Europą. Ir kompanija pati yra kilusi iš Malaizijos, įregistruota Malaizijoje. Tai yra tarptautinė kompanija, labai stipriai plečiasi. Ir M-International yra inovatyvi tarptautinė sveikatos priežiūros įmonė, pagrįsta sveika ekosistema, kuria siekiama sukurti kokybišką gyvenimą, sveiką aplinką ir klestinti bendruomenės gyvenimą. Ir pagrindinis M-International pranašumas tai yra investicijos į Europos mokslininkus ir laboratorijas. Laboratorijos yra Šveicarijoje, Italijoje ir Jungtinėje Amerikos valstijoje. Ten yra daromi tyrimai, testuojama ir suteikiama mums visa informacija apie produkto veikimą ir taip toliau. Tai galiu pasakyti, kad kas čia vyksta. Pagrindinis mokslininkas, kuris yra būtent labai daug prisidėjęs prie Memakso sukūrimo, tai profesorius Fred Zuli, kelis savo gyvenimo dešimtmečius skyręs molekulinės biologijos ir kamieninių ląstelių tyrimams, mokslinių tyrimų centre Šveicarijoje. Ir pagrindinis ir didysis mokslininko atradimas augalų kamieninės ląstelės be genetinės atminties, kurių pagrindų gaminama įmonės M-International produkcija. Tai tikrai revoliucinė technologija, kuri priklauso tik M-International, tai yra geriausi patentai ir technologijos vienoje įmonėje. Dar kartą prašau, išsijunkite visi garsus. Tai produktai patentuoti ir turi unikalias formulės. Galiu pasakyti, kas jau naudojat ir patyrė ten, kiek jie efektyviai veikia ir greitai veikia. Todėl tikrai visiems, kas dar nebandėte mūsų produkto, po prezentacijos būtinai susisiekite su tais žmonėmis, kas jūs pakvietė ir įsigykite mūsų produktų pabandyti. Viskas, ko reikia, kad būtume sveiki, produktai, kurių pakanka, kad visas mūsų organizmas grįžtų iš apleistos ligotos būsenos į pradinę formą, kuri pačios visatos buvo skirta žmogaus gyvenimo žemėje pradžioje. M-International botaniniai gėrimai tai ląstelių maistas, kuris maksimaliai teigiamai veikia žmogų. Ląstelių mityba yra visų pagrindinių kūno sistemų sveikatos ir bendros fizinės gerovės palaikymo pagrindas. Ir aišku, mes negalime laiko sustabdyti, tačiau bėgant metais atkurti sveikatą, gerą savijautą, tobulą kūno formą, sulėtinti senėjimo procesą tikrai įmanoma. Ir tik tai nuo mūsų priklauso, kiek mes skirsime laiko, žinių viskam ir kiek mes savo padėsime. Dar parašykite, ar jūs tikrai matote mano skaidres ir ar mane girdite gerai. Aš einu toliau. Tai mūsų pagrindinis produktas, apie kurį mes visą laiką kalbam, tai GreenMaxas, tai botaninis gėrimas, yra storosios žarnos priežiūros produktas, bet jisai valo ne tik tai mūsų storąją žarną, jisai valo iš mūsų organizmo parazitus, toksinus, tvarko cholesterolį ir visas, kaip sakau, negyvas ląsteles panaikina GreenMaxas, vakcinas, antibiotikus, viskas, kas yra užsistovėję mūsų organizme,
viską GreenMax'as pradeda tvarkyti. GreenMax'o poveikį jūs tik tai pradėję nuo 1/3 pokelio va šito mažiuko ar pusės pokelio, jūs jau po 7-8 valandų rasite poveikį savo. Ir 3 viename, tai speciali formulė, kuri gali palaikyti sveiką gaubtinę žarną, skatina lieknėjimą, išplauna toksinus, palaiko naudingų bakterijų augimą. Gaubtinė žarnai suteikia antioksidacinę bei kepenų apsaugą, pamiršau čia žodį, žinau, kad trūksta. Sudėtis, tai gysločio lukštas, probiotikai, pieno erškėtis, kivių pluoštas, obuoliai, daug yra čia sudėta produktų. Aš šiandieną labai stipriai neapsistosiu prie GreenMax'o, nes mes turim ir atskirai įrašų su GreenMax'o, bet tai yra produktas, nuo kurio mes pradedame tvarkyti savo organizmą. Ir tai yra pats pirmas produktas, nuo kurio pradedam ir tada prasideda atjauninimas, valymas ir atsigavimas. 5 elementai pagrindiniai, tai prebiotikai, probiotikai, fermentai, antioksidantai ir skaidulos. Tai jisai valo žarnyną, detoksikuoja, subalansuoja, natūrali sudėtis yra, viską balansą organizme padaro, reguliuoja cukraus kiekį, stiprina medžiagų apykaitą, valo kraują, padeda sumažinti cholesterolio kiekį, stiprina fiziologinės funkcijas, stiprina imuninę sistemą, sumažina laktozės netoleravimą, ypatingai kas turi šitą problemą, pilvo pūtimą, riebalų sankaupas kepenyse mažina, įvairių ligų profilaktika, svorio valdymas ir lieknėjimas. Ir aš jau daug ką minėjau ir po šiai dienai galiu pasakyti, kad ne tik nukrenta svoris, pasišalina iš organizmo nereikalingi vandenys ir po truputį tirpsta. Kristina sako, kad manęs negirdi. Tai jeigu ir kiti negirdi, tai tada problema su manim. Bet jeigu, Kristina, tik jūs negirdite, tai tada pas jūs, jeigu jūs telefonu kairiai pusėje paieškokite tokias ausinės ir pabandykite jas įjungti. Taip, tai galiu pasakyti dar, kad ant kiek sumažėjo svoris, bet aš jau lygiai po kelių dienų bus lygiai pusė metų, kai vartoju šios produktus, man mažėja apimtis, natūraliai mažėja apimtis. Galiu pasakyti, mitybą tikrai pakeičiau, reikėjo daug ką pakoreguoti, aš atsisakiau cukraus. Aišku, kartais aš to cukraus vis dar paskanauju su kažkokiu tai produktu, bet arbatos, kavos jau pas mane be cukraus. Ir pieno produktų atsisakiau ir tikrai prisižiūrau mitybą. Bet galiu pasakyti, kad jaučiuosi tikrai labai gerai, energijos daug ir tikrai smagu gyventi. Naudojimo instrukcija, tai GreenMax'as naudojamas daugiausia vakarais. Aišku, jį galima ir ryte gerti. Ir jeigu organizme turit kažkokių jau patologinių ligų, tai reiškia organizmas ypatingai užterštas, tai įsigijus GreenMax'ą, jūs pabandykite pokelį padalinti į 3 dalis. Ir 1/3 užpilkit vandeniu, išgerkit greitai išmaišę. GreenMax'as vandenyje pasidaro tokie kaip drebučiai, kaip želė, bet geriau, kad jie pasidarytų jau jūsų skrandyje, jūsų žarnyne, o ne stiklinėje. Todėl užpilus kambario temperatūros vandenį reikia greitai išgerti ir valandą prieš miegą geriam šitą produktą ir kokteilį. Ir po to dar išgerti gerą šiltą stiklinę vandens. Ryte vėl pradėkite nuo šilto vandens ir visą dieną pakankamai gerkite vandens. Viskas pasišalina per žarnyną, per šlapimą ir kuo jūs daugiau gersit vandens, tuo jūsų organizmui bus lengviau viską pašalinti. Mimaxas tai antras botaninis gėrimas. Mimaxas
Jisai įsijungia jau pagėrus savaitę kokią ar dvi Greenmaxą, jį kartu galima jau pajungti ir su Memaxu arba vieną dieną, kitą. Tai jame yra labai daug komponentų galinčių atstatyti pažeistas ląsteles. Jeigu šitas Greenmaxas jas išvalo, tai Memaxo darbas įjungti, atstatyti ląsteles ir prailginti jų veikimą. Kompanijoje šitas produktas vadinamas jaunystės eleksyras. Jisai tikrai labai turi daug dalykų, jisai kaip ir Greenmaxas, jisai gamina, apsaugo ir prailgina mūsų ląstelių veikimą, pagerina odos būklę, atitolina senėjimą, regėjimo apsaugą, stiprina kepenų ir širdies veiklą, priešuždegiminis, ramina sausų akių sindromą, padidina energijos lygį ir pagerina medžiagų apykaitą. Tai irgi prisideda prie mūsų svorio tvarkymo. Pagrindinis, į ką reikia atkreipti dėmesį, kad Memaxe yra astaksantinas, jisai yra galingas, natūralus karotinoidinis pigmentas, kurį gamina mikrodumbliai, pripažintas vienu galingiausių atrastų antioksidantų, skatinančių odos sveikatą, gerinančių regėjimą, palaikančių smegenų veiklą ir palengvinančių menopauzės simptomus. Tai jisai yra būtent Memaxe, obuolių ekstrakto polifenolai, mėlynių milteliai, galiu pabrėžti, dar pasakyti, šaltalankių uogos, pušų ekstraktas, vynuogių sėklų ekstraktas, šie visi ingredientai yra natūralūs, iš natūralių produktų paimti ir paimta viskas, kas geriausia. Produktas yra veganiškas, kam tai aktualu, mažai kalorijų, nepridėta cukraus ir 100% natūralus. Taip vartojasi Memaxas. Memaxą galima vartoti dviem būdais, jisai šiaip vartojasi ryte po pusryčių, bet jūs galite irgi, jeigu organizme yra patologinių kažkokių ligų, irgi pradėkit nuo pusės pokelio arba nuo trečdalio, kad pripratinti organizmą prie Memaxo, nes jisai irgi labai greitai veikia. Ir jūs jį galite arba po liežuviu susiberti pavalgę, arba išsitirpdyti vandenyje ir išgerti. Lygiai taip pačiai vartoti vandenį būtina per visą dieną. Mūsų visi produktai veikia per vandenį. Per vandenį pasišalina, ko mums nereikia. Ir kuo jūs geriau padėsit savo gerdami vandenį, tuo jūs turėsit geresnių rezultatų. Trečias produktas, kuris yra vienas iš mūsų auksinės trijulės, tai yra Bluemaxas, irgi botaninis gėrimas, jisai turi mėlynų ir žaliųjų dumblių. Taip pat turi labai daug vitamino C, kuris yra stiprus antioksidantas ir atlieka lemiamą vaidmenį imuninėje sistemoje. Bluemaxas labai gerai padeda širdies problemas tvarkyti, spaudimo. Jisai turi net 60 mineralų ir daug vitaminų. Jis pats savaime yra naudingas kraujagyslėms, smegenų veiklai, imunitetui, kaulams ir sąnariams bei vystymosi vėlavimui, jeigu yra tokia problema. Jame yra dumblių su neuropeptidais. Visi smegenų sutrikimai, sunkiųjų metalų pašalinimas, atsigavimas po smegenų hipoksijos dėl didelio kiekio organinės geležies, kuri neša deguonį į audinius. Tai Memaxas, tarp kitko galiu pasakyti, kad Memaxas irgi vartojamas, mėlynieji dumbliai, apie juos šiaip ir taip informacijos galite, tai yra pagrindinis ingredientas, kuo didžiuojasi kompanija turėdama šitame produkte. Ir jisai, Bluemaxas, turi ypatingai daug vitamino C. Ir pavyzdžiui, dabar, kada mes ar peršalam, ar kažkokias gripo požymiai,
panaudojus Mimaxą, Blimaxą, pasikeitaliojant kas porą valandų, galiu pasakyti, realiai ant rytojaus galite būti sveiki. Nauda sveikatai tai palaiko imuninę sistemą, kūno dalių skausmą mažina, jeigu jūs tokį turit, mažina sąnarių skausmą, širdies ligų riziką, suaktyvina imuninės ląsteles kovojant su bakterijomis, priešuždegiminis, kvėpavimo takų sveikatą gerina ir jisai yra antioksidantas. Čia viskas, kurie yra agaris grybas, sakau, agarisus naudojamas grybas, jisai yra pagrindinis ingredientas šitam produkte. Ir visos prevencijos, kurios yra su Blimaxu, tai viskas yra kraujas, širdis, skrandžio problemos, jisai tikrai labai stipriai tame dalyvauja. Sudėtis stevija yra dar citrina, agava, žolė, jinai labai tokį skanų prieskonį duoda Blimaxui. Ir čia visi ypatumai, ką daro Blimaxas, jau kaip ir vardinau. Tai tikrai apie Blimaxą, jeigu dar daugiau norit pasiskaityti, kreipkitės į žmogų, kas jūs pakvietė ir jo duos informacijos. Blimaxas naudojamas lygiai taip pačiai kaip ir Mimaxas, jeigu yra kažkokiu tai jau organizme ligų, tai pradėti vartoti nuo trečdalio arba nuo pusės pakelio po pietų iki 4 valandos, tarp 14 ir 16 valandos tinkamiausias laikas Blimaxui. Jeigu reikia jums dažniau vartoti, tai gerai būtų, kad jau biškį organizmą prisipratintumėte, nepultumėt gerti viso pakelio iš karto, nepasitikrinę. Tai nes produktai veikia iš karto, nereikės jums metų gerti ar kiek, kad pajausti produkto efektyvumą, jie pradeda veikti iš karto. Tai Blimaxas irgi galima po liežuviu, po pietų, kaip ir sakiau, iki 16 maždaug valandos. Ir galima lygiai taip pačiai ištirpdyti vandenukėje ir išgerti. Tai jisai irgi lygiai taip pačiai mes visą laiką primenam, kad gerti vandenį, vartoti tą vandenį, kad turėti rezultatų. Tikrai daug lengviau bus jūsų kūnui. Jekaterina, daug mes kalbam apie Jekateriną, tai yra mūsų higieninis gėlis, prausiklis, bet jisai turi ir kitų galių, juo galima tepti išoriai, valgyti jo gerti nereikia Jekaterinos. Ir į vieną produktą pas mus, kada jau kompanijoje partneris užsiregistravęs, įeina 2 buteliukai, bet aišku, galima įsigyti ir atskirai po vieną. Jeigu jūs turite kandidą, uždegimus, cistitą, šlapimo nelaikymas, padidėjęs jautrumas, ypatingai gal su lytiniais santykiais kažkokių problemų yra, gal jums skaudžios mėnesinės yra, mioma, hemorojus, tai žinokit, Jekaterina numeris 1, bet vis tiek aš visą laiką sakau, kad Jekateriną reikia vartoti kartu su Grinmaxu. Nes jeigu visos šitos jau problemos jūsų organizme yra, tai reiškia, organizmas yra užterštas, kitu atveju jų nebūtų. Todėl vartokite kartu Grinmaxą ir kartu Jekateriną. Tai higiena tokia labai svarbi iš tikrųjų, ne, mes visos moterys žinom ir aš žinau tikrai, kad mes moterys mėgstam save prisižiūrėti, tai su šiuo produktu tiesiog momentaliai kelių dienų bėgyje jau jūs pajausite, kad jums ir niežėjimas dings, jeigu yra šita problema, ar kandida, ar išskyros kažkokios, ar šiaip kažkokie susijęs su mėnesinėmis negalavimai, jums Jekaterina padės. Cistitas, jeigu jūs turite cistitą, Jekaterina jums numeris 1. Tai daug irgi nesiplėsiu, tai yra vienas iš mūsų labai kokybiškų produktų ir tikrai rekomenduoju kiekvienai moteriai turėti šį produktą. Sudėtis yra ąžuolo
ąžuolo tulžies infekcinis ąžuolas milteliai, betelio pipiro ekstraktas, česnako, levandos ir taip toliau. Ir šiandieną, kaip ir minėjau pačioj pradžioj, vis dėlto, jeigu šitus 4 produktus, kuriuos apibrėžiau, jie yra, kaip ir atrodytų pas mus, pagrindiniai, einamiausi, nors galiu pasakyti, kad kompanijoje tų produktų labai daug pas mus ir nėra, kad tenai tuntais, bet yra tikrai jie visi labai veiksmingi ir ačiū Dievui, kad nereikia naudoti 100 produktų, kaip pavyzdys, aišku, juokas. Tai Nutrimaxas jau jisai šiek tiek kitoks, jisai yra augalinių baltymų, sojos baltymų ir žaliųjų pupelių, šarminių žalių miltelių, augalinio kalcio ir prebiotiko FOX derinys, skirtas sveiko ir maistingo maisto pakaitalo ir kūno išvaizdos gerinimui. Tai Nutrimaxas aš jį vartoju, kadangi aš jau dabar ir sportuot pradėjau, bet Nutrimaxas jisai turi labai daug baltymų ir jeigu baltymų pas jūsų organizme trūksta, jisai juos ima iš raumenų pirmiausia. Ir šitam Nutrimax'e yra labai daug kalcio ir jums, jeigu jūs jį vartosite, jūs tikrai pajausite naudingumą. Ir žmonėms labai svarbu baltymai, kurie fiziškai yra aktyvus, kilnoja svorius ar bando priaugti raumenų. Baltymai mažina alkio hormono grelino kiekį ir padidina peptido hormono, dėl kurio jaučiamės sotus į kiekį. Taigi tai gali padėti valdyti svorį vegetarams ir tiems, kurie yra alergiški pieno produktams. Sojos baltymai yra geriausias baltymų šaltinis. Nutrimaxas, jisai turi labai daug amino rūgščių ir gal taip apie kiekvieną nepasakosiu, dabar sojos pupelės yra įdėta, kurios labai gerai gerina virškinimo trakto sveikatą. Ir Nutrimaxas, jeigu jūs norite priaugti svorio, jisai naudojamas tarp maisto, kad gauti visus tuos gėrius, kas yra jame įdėta, o kas norite pamažinti savo svorį, jisai labai tinka valgyti vietoj vakarienės arba vietoj pusryčių. Įdėta stevija, tai yra natūralus augalinis saldiklis ir sveika alternatyva cukrui. Jame nėra kalorijų, bet yra daug saldumo. Tai nedidina cukraus kiekio kraujyje, taigi jis labai tinkamas nutukusiems ir diabetu sergantiems žmonėms. Jūros dumbliai, tai yra pagrindas. Kalcis yra vienas iš svarbiausių mineralų žmogaus organizme. Tai svarbus kaulų ir dantų konstrukcijos, kraujo krešėjimo, nervų perdavimo, raumenų funkcijos, ląstelių metabolizmo ir fermentų aktyvinimo elementas. Tačiau su amžiumi ir netinkamais mitybos įpročiais kalcio netenkame. Be didelio kalcio kiekio jūros dumblių kalciume taip pat yra įvairių mineralų ir vitaminų, ypač vitamino D3 ir magnių, kurie gali padidinti kalcio pasisavinimo greitį žmogaus organizme. Ir fruktoligosacharidai, FOS vadinasi. FOS yra natūralios tirpios maistinės skaidulos, natūralūs pluoštai išgaunami iš žalių vaisių ir daržovių, randami cikorijose, svogūnuose, šparaguose, kviečiuose, pomidoruose ir kituose vaisiuose, daržovėse ir grūduose. FOS laikomi prebiotikai. Jis skatina naudingų žarnyno bakterijų, kurios prisideda prie gero žarnyno judėjimo ir virškinimo augimą. Be to, FOS yra mažai kaloringas, geresnė mineralų absorbcija ir sumažėjęs cholesterolio, tracilglicerolio ir fosfolipidų kiekis serume. Dar galiu pasakyti, kad Nutrimax'e yra apie 30 amino rūgščių ir kaip viena mūsų partnerė išstudijavo šitą produktą, net 7 amino rūgštys yra tos, kurių organizmas net negamina.
Dar yra sudėti žalios pupelės, yra vienas geriausių augalinės kilmės baltymų šaltinių. Jame yra mažai kalorijų, jame yra baltymų, skaidulų, vitaminų A, K, C, tiamino ir polifenolių antioksidantų. Baltymai kartu su skaidulomis sulėtina virškinimą ir skatina sotumo jausmą, sumažina per dieną suvalgomų kalorijų skaičių, nes palaiko jūsų apetitą ir gaunasi, kad jūs norite mažiau valgyti. Nauda sveikatai. Viso šito produkto sudėtis padidina raumenų masę, audinių atstatymą, stiprina kaulus ir dantis, svorio kontrolė, pagalba virškinimui, ląstelių regeneracija, krūties vėžio rizika, pagalba augimui, padeda sumažinti cholesterolio kiekį ir yra antioksidantus. Kas gali naudoti? Vegetarai, sportininkai, vyresni žmonės, augantys vaikai, praleidžiantis pusryčius ir norintis valdyti svorį. Aš dar galiu pasakyti, kad naudojimo instrukcija Nutrimaxo tai yra vienas pakelis į dieną. Už tai, kad jūs dar irgi dieną kažką valgote, ne? Vienas pakelis yra 40 gramų. Ir čia parašyta, kad susipilti vandenį, išmaišyti ir išgerti. Bet aš galiu pasakyti, kad Nutrimaxą aš geriu per 2 kartus vieną pakelį, o kartais išgeriu pusantro pakelio per dieną. Pavyzdžiui, jeigu tą dieną matau, kad mano racione mažai baltymų, tai būna ir pusantro karto išgeriu. Pusantro pakelio tai reiškia vieną kartą pusę pakelio išsimaišius išgeriu, paskui kitą kartą. Kada jį padalini, organizmas geriau įsisavina, negu iš karto visą 40 miligramų išgerti. Tai organizmui lengviau, kada yra dalimis padaryta. Galima Nutrimaxą išsimaišyti didesniu kiekiu vandeniu, ne 250, pavyzdžiui, kad ir litre vandens, ne? Už tai, kad jį galima gerti net kaip vandenį. Tai jisai tada jūs per dieną galite po biškį ir tą litrą vandens išgerti arba pusę litro, kaip jums patogu. Tai aš kadangi ir pradėjau sportuoti, tai galiu pasakyti, kad man labai veikia šitas produktas, už tai, kad po treniruočių kitos merginos skundžiasi, kad jom labai skauda raumenis, jos vos gali paeiti, o man šito nėra. Tai aš galvoju, kad man tikrai padeda Nutrimaxas, kurį aš sąžiningai geriu. Tai va, šiandien dar norėjau pakalbėti apie Fleximaxą. Nuostabus produktas. Fleximaxas geriasi rytais, išgėrus stiklinę vandens, jisai geriasi ryte ant tuščio skrandžio, nevalgius. 100% natūralus ir labai efektyvus jau išbandytas produktas. Vartojimo indikacijų yra artritas, artrozė, kitos kaulų problemos, taip pat kepenų sutrikimai. Taip pat labai svarbu suprasti, kad prieš bet kokį gydymo kursą, siekiant geriausių rezultatų, būtina išvalyti organizmą nuo toksinų, kad produktas kuo geriau įsisavintų ir susidorotų su problema. Todėl patartina pirmiausia GreenMaxas ir Mimaxas išvalyti žarnyną, kepenis ir limfą, o tik tada pradėti vartoti Fleximaxą ir Bluemaxą. Tai galiu pasakyti, kaip grįšiu prie to pačio, ką ir pradžioje sakiau, mūsų pagrindinis produktas yra GreenMaxas ir nuo jo reikia pradėti. Ir partneriai, kurie jau pradėjo dirbti ir užsisakinėja produktus, jie žino, kad pirmiausia, reikia daugiausia užsisakyti GreenMaxo. Tai sudėtis būtų apelsinų, kukurūzų, jūros salotų ekstraktas, kurkuminas, hialurono rūgštis, vitaminas D. Vitaminas D yra Fleximaxe. Ir jeigu jūs naudojat Fleximaxą, jums papildomai vitamino D turbūt jau ir nebereikia. Ciperžolė, imbierinių šeimos augalas turintis naudingų komponentų vitamino C, K ir B, grupės vitaminų, geležies, fosforo, jodo ir kalcio. 100 gramų ciperžolė apima nuo 2 iki 7% mineralų,
nuo 3 iki 7% eterinių aliejų, nuo 6 iki 8% baltymų, 60–70% angliavandenių ir nuo 3 iki 7% riebalų. Tai vat tokia yra sudėtis Fleximaxo. Ir kodėl naudinga jūsų sveikatai? Turmerikas gydo daugybę ligų nuo depresijos, įvairių uždegimų iki Alzheimerio ligos. Ciberžolė padeda stiprinti imuninę sistemą ir teigiamai veikia smegenų veiklą. Man atrodo, kad daug kas žinot apie ciberžolę, gal net ją bandėte ir naudoti atskirai. Parašykite, kas esat vartoję, gėrę ciberžolę, kaip rekomenduota gerą produktą. Prašykite čiate, man tikrai labai įdomu. Turmerikas tai yra sudėty, jisai per 2 mėnesius pašalina iš organizmo sunkiųjų metalų toksinus, ypač tuos, kurie į organizmą patenka per kosmetiką. Ciberžolė mažina blogojo cholesterolio kiekį, lėtina kraujo krešulių susidarymą, padeda reguliuoti medžiagų apykaitą ir mažinti svorį. Turmerik padeda nuo visų kepenų pažeidimų, hepatito ir suriebėjusių kepenų. Jis sėkmingai naudojamas gydant uždegiminės odos ligas, psoriazės, spuogus, greitina žaizdų gijimą ir atkuria odos vientisumą. Ciberžolė yra skirta Krono ligai gydyti. Nuolatiniai arba epizodiniai virškinimo sutrikimai, kepenų funkcijų sutrikimai, regėjimo pablogėjimas, dirgliosios žarnos sindromas, reumatoidinis artritas, autoimuninės ligos, širdies ir kraujagyslių ligos sumažina vėžio išsivystymo riziką, todėl naudojamas kaip profilaktinė vėžio prevencija terapija. Lėtina senėjimo procesą, gerina žarnyno mikroflorą. Skirtas antro tipo cukriniam diabetui taisyti. Tai ką aš noriu pasakyti, aš Fleximax jau 3 dėžutę vartoju, aš geriu visą pilną pakutę. Gal tikrai tos yra energijos labai daug ir man sporte labai padeda. Tai Fleximaxas, jisai turi tokį išskirtinį skonį, aš irgi jį po liežuviu miltukus susiberiu, aš visus produktus geriu po liežuviu išskyrus Greenmaxą ir Nutrimaxą. Ir man jisai skanus, tokia rūgštelė, net laukiu ryto, kad galėčiau išgerti Fleximaxą. Tai dabar jau vėl prezentacija užsitęsė, tai dar mes galėtume pakalbėti ir Mechoman, bet jau tikrai ne šiandieną. Kurdimaxas yra, mes jo dar nebandėme ir aš žinau, kad šitas produktas, bet mūsų Europos dar jisai nepasiekė, mūsų be galo geros kaukės, mes turim atskirą video apie kaukės, tai daug maž yra aptarti visi produktai. Kitą kartą pakalbėsim gal apie Mechoman. Ir dabar noriu paklausti, gal yra savanorių, čia mes turime labai daug žmonių prisijungusių, kurie galėtų pasidžiaugti produkto vartojimu, gal jau turit kažkokiu tai rezultatų, labai prašau pasidalinti, ar bus norinčių. Ar būtų norinčių, kad galėtų pasidalinti. Kam padėjo, ar Greenmaxo palengvino kažką tai jum, ar tai pilvo pūtimą, ar dar kažką tai. Aš net nebijoju, kad yra čia tarp žmonių tokių, tik tai galit kameros nejungti, tiesiog įsijunkit mikrofoną ir pasidalinkit, mes būsim be galo dėkingi. Greenmaxą vartoti iš visus produktus maždaug sugerti 3–4 dėžutės mažiausiai. Aišku, labai priklauso, kaip jūs iki tol darėt, gal jūs jau kažkaip tai ir valėtės šiek tiek organizmą, bet Greenmaxo yra tas pojūtis, jeigu išgeri visą pakelį iš vakaro ir ant rytojaus nelakstai dažnai į tualetą, nueini gal 1 ar 2 kartus,
tai gali būti, kad jau jūsų organizmas yra apsivalęs. Tai va, o šiaip tai profilaktiškai paskui pasilikti ten gal 2 savaitės kartą ar 1 kartą savaitę išgerti. Galiu pasakyti, kad Grenmaxas būtent, kai numetamas yra svoris, jisai padeda jam negrįžti. Tai aš, pavyzdžiui, jau pusę metų vartoju Grenmaxą ir aš jį neskau, kad kiekvieną mielą dieną geriu, jeigu kažkur važiuoju ar ką, aš jo gal neišgeriu iš vakaro, bet šiaip geriu pastoviai. Ir Memaxą, ir Blimaxą geriu, ir Fleximaxą, ir Nutrimaxą. Tai žinokit, kai pradedat vartoti ir matot gerėjančią savijautą, tai ypatingai, kai dirbi ir užsidirbi, tikrai sau gali tą leisti. Tai atėjimas į kompaniją pas mus yra, tai va, tai irgi tada reiškia, organizmas jūsų neišsivalęs, tikrai reikia dar pagerti. Tikrai, žinokit, 3-4 mėnesius tai nusiteikit. Į kompaniją atėjimas pas mus yra per registracijas, jeigu norite ateiti į pačią kompaniją ir įsigyti produktų ir gauti dar netgi ir nuolaidas, ne? Ir įsigyti tikrai originalius produktus, tai yra galimybė ateiti su verslo paketais ir galimybė ateiti kaip vartotojai. Jeigu jūs ateisite su verslo paketu, jūs gausit net 60 produktų, jums kainuos beveik 4000 tie 60 produktų, bet jūs net 48 produktam gausite 50% nuolaidą. Jūs gausite $960 DP, kuriuos panaudosite perkant tuos 48 produktus. Yra kitas verslo paketas Mobile, jisai kainuoja 1200, man atrodo, aš dabar mintinai nepasakysiu, čia yra 1210 USDT ir plus dar 60. Tai va tiek maždaug, 120. Tai 1330 kainuoja Mobile, jūs gaunat 20 produktų ir net 15 produktų jūs gausite, panaudoję 320 DP dolerių vidinių pinigų, įsigijant 15 produktų. Tai reiškia, bus jums pusę kainos. Goldas, jisai kainuoja 665 pas mus, 605 plus pristatymas. Mes, kadangi produktai mūsų keliauja į ilgą kelią iki mūsų, iš Malaizijos keliauja į Kazakstaną, iš Kazakstano pas mus, tai mums atsisiuntimas tikrai kainuoja, bet tikrai verta produktų palaukti ir susimokėti už tą siuntimą. Tai 10 produktų gaunate, kai ateinate su Goldu, tai yra vartotojo paketas, ir gaunate net 7 produktus su 50% nuolaida. Ir yra Silveris, ir įsigijate 2 produktus, Silveris kainuoja 133 eurus, įsigijate 2 produktus ir vienam produktui gaunate nuolaidą. Bet galiu pasakyti, kad su Silveriu galima ateiti ir su 4 produktais, ir su 6 produktais, tiesiog tuos 133, jeigu nori su 4 produktais, padauginat iš 2 ir tada gaunat 4 produktus ir 2 produktus nuolaidą. Lygiai taip pačiai, jeigu žmogus negali nusipirkti 10 produktų, jisai gali ateiti su 2, su 4 ar su 6 pagal galimybės. Pavartojęs produktą, paskui gal pradeda dirbti, užsidirbti, ir galiu pasakyti, bet kuriuo paketu atėjus, jį bet kada galima pasididinti, ypatingai vartotojo paketą. Todėl tikrai galiu pasakyti, daug labiau apsimoka jums registruotis ir gauti su nuolaida. Aš turiu kitą lentelę padarius, savikaina produkto gaunasi tada kažkur 57 eurai, o ne 70 susiuntimo, ne? Tai skirtumas tikrai yra. Tai va, tai daug nesiplėsiu, nes šiandien ne apie marketingą, būtent kalbėjome apie produktus, bet labai dažnai žmonės klausia, kiek kainuoja. Tai šiaip perkant produktą su siuntimu 70 eurų, jeigu čia Lietuvoje. Jeigu žmogus perka daugiau produktų, tai jau su konsultantu susitarė, bet pigiau 66 eurų tikrai nėra.
Tai va, tai dėkoju už tai, kad jūs esat susidomėję savo sveikata, kad jūs prisijungėte ir kad jūs Loreta Švėgždienė, o kas jūs pakvietė į šitą prezentaciją? Gal galit pasakyti ar parašyti, kas jūs pakvietė? Jolanta. Jolanta, tai jūs, Loretėlė, ir kreipkitės į Jolantą ir jinai jums visą suteiks informaciją. Tai yra tikrai mūsų jinai, tai palaukit, nesuprantu, čia Jurgita rašo, kad jinai tavo partnerė, ar kaip čia yra? Labai dėkoju visiems, kas prisijungė, kas jums pakvietė, susisiekite būtinai su tuo žmogum, kas jūs pakvietė, jūs gausite iš jo visą informaciją, kaip užsiregistruoti arba nusipirkti, ar daugiau kažką norėsit paskaityti ir tas žmogus jums padės. Jeigu jūs klausote šitą įrašą, tai vėl lygiai taip pačiai, tikiuosi, jums šitą įrašą kažkas davė, tai kreipkitės pas tą žmogų, kas jums davė ir jisai duos jums visus atsakymus. Tai gražaus vakaro, labai dėkoju, kad prisijungėte, lauksime jūsų kitą trečiadienį, vėl kalbėsime apie produktą, o gal net ir pakalbėsime jau apie marketingą, senai darėm įrašą. Tai gražaus vakaro visiems ir iki malonaus. Įrašą galėsite pasižiūrėti, pas tą žmogų kreipkitės, kuris pakvietė.